Mes esame iš Kėdainių Šviesiosios gimnazijos ir tiriame ant spyruoklės pakabinto kūno svyravimą. Šiam tyrimui naudojame laboratorijos Nova daviklius ir priedėlį Nova Link. Štai svarbiausi mūsų naudoti prietaisai. O čia svarbiausias mūsų herojus – ant spyruoklės pakabintas kūnas. Šiais prietaisais naudojomės, bandydami patikrinti, ar laboratorijos davikliai mūsų neapgauna. Neapgavo. Tas preliminarių matavimų metu prikabintas lapelis žymi tašką, iki kurio matuojame atstumą. Tai palengvinome darbą atstumo matavimo davikliui. Sugalvojus darbo metodiką, prietaisų sujungimas ir pats tyrimas vyksta greitai ir sklandžiai. Svarbiausią darbą atlieka kompiuterinė laboratorija. Tokius informatyvius grafikus gauti kitu būdu beveik neįmanoma. Svarbu pasirinkti tinkamus laboratorijos nustatymus. Štai eksperimento metu gauti pakabinimo tašką veikiančios jėgos ir atstumo nuo apatinio daviklio iki svyruojančio kūno grafikai. Kelias minutės padirbėję, gavome įprastą svyravimų grafiką. Ištyrėme slopinamuosius svyravimus. Nustatėme, kad svyravimams slopstant amplitudė mažėja, o periodas nekinta. Nustatėme ryšį tarp svyruojančio kūno masės ir svyravimų periodo. Šiame eksperimento etape teko pagudrauti. Mūsų pasirinktas stovas pasirodė besąs per trumpas. Mūsų eksperimento rezultatai nėra netikėti, bet džiaugiamės išanalizavę mūsų akyse vykusį svyravimą, o nenagrinėję idealizuotą vadovėlinį variantą. Čia patarimas darysiantiems kažką panašaus. Nepamirškime, kad atstumo daviklio laidas jungiamas iš nugarėlės pusės. Tam reikia vietos. Visiems sėkmės!